Labas, esu Evaldas Černiauskas, improvizacijos teatro Kaune įkūrėjas, renginių vedėjas ir SMK aukštosios mokyklos dėstytojas. Drąsa būti savimi yra svarbu dėl to, kad kiekvienas žmogus jisai turi būti unikalus ir rodyti savo unikalumą. Kuo mes daugiau rodom savęs pasauliui, tuo mes tampam geresni. Ir mes esame išmokę daug įvairių stereotipų, kaip mes turime gyventi, kaip mums atrodo, kaip mes turime gyventi. Mes žiūrime į kaimynus, kaip kaimynai gyvena ir atrodo norime gyventi jų gyvenimą, tačiau ne visada žinom, kokį kelią nueina tas kaimynas, kad pasiektų tokį gyvenimą, kokį mes norime pasiekti gyvenimą. Tai ką aš visada akcentuoju, kad žmogus turi pasitikėti savimi. Lengva pasakyti, galbūt sunkiau padaryti, bet aš einu per drąsą, kad tu drąsiai žengi žingsnį į priekį, jeigu tu ir nežinai, kas atsitiks, kas bus ateityje. Daug yra nežinomybės, apskritai pasaulis keičiasi ir kinta pastoviai, yra be galo dinamiškas, bet tu eik su smalsumu, eik su noru sužinoti ir pamatyti, kasgi bus toliau, koksgi naujas žingsnis. Aš nežinau, man nedrąsu, man baisu, man neramu, bet smalsu ir aš tikiu savimi, kad aš galiu pasiekti ir žengiu pirmyn. Vienas tokių pagrindinių stereotipų, kurį aš girdžiu iš studentų ir iš žmonių, kurie yra aplink, kad man reikia diplomą. Man reikia diplomą, jeigu aš gausiu diplomą, tai yra tas siekis ir tikslas, kad jau būsiu laimingas ir aš pasieksiu kažko tą gyvenime, bet iš tiesų diplomas nėra tas galutinis tikslas. Apskritai studijų ir viso gyvenimo yra tikslas, tai yra procesas, kai tu keliauji procese ir tu išmoksti daug dalykų, įgauni naujus įgūdžius ir tuos įgūdžius gali panaudoti įvairiai pagal save, kaip tu nori, pagal savo poreikius ir pagal aplinkinių poreikius ir lūkesčius. Labai svarbu yra daryti klaidas. Nes klaidų darimas tai irgi mums yra toks labai sudėtingas ir sunkus procesas, nes mes bijom daryti klaidas. Nes jeigu padarysim klaidą, bus negerai. Mes nuo mažens esame mokomi. Neik, nes pragriūsi. Apsirenk, nes sušalsi, susirgsi ir panašus dalykai. Ir mes mokom ir kad tų klaidų nedaryti. Nenorim daryti klaidų ir mes esame tose rėmuose, išmokstam, tose rėmuose esame įstatyti ir keliaujam gyvenime. Bet aš visada akcentuoju, kad mums reikia drąsos ne tik siekti savo tikslų ir juos pasiekti, bet taip pat reikia drąsos ir daryti klaidas. Kiekvienas įgūdis, tame tarpe ir drąsa, tai yra mūsų raumuo, kurį mes turim treniruoti nuolat. Tai netreniruojamas raumuo, bet koks raumuo netreniruojamas, jisai praranda savo savybės ir praranda savo jėgą ir stiprumą. Drąsa lygiai taip pat mes turime treniruoti kiekvieną dieną ir aš pastebiu, kad kiekvieną dieną mažuose dalykuose mes treniruojam drąsą ir tai gali būti visiškai elementarūs paprasti dalykai, užkalbinti nepažįstamą žmogų arba nueiti tą keliu, kuriuo dar neėjom tą keliu nueiti. Tai kartu ir smalsumas ir drąsa žengti iš to savo komforto zonos ir kuo toliau, tuo labiau mes kaupiam tą patirtį, kaupiam mūsų žinias, kaip elgtis vienose kitose situacijose ir su drąsa mes keliaujame pirmin ir atrandam naujus nuostabius dalykus. Jaunam žmogui aš noriu labai palinkėti, kad jaunas žmogus būtų smalsus, pasitikėtų savimi ir mėgautųsi tuo, ką daro. Nes tik tada, kai mes darom tai, kas mums patinka, mes galime jaustis geriausiai.